Toks kolega Lenkas diplomatas sako, nesijaudink, sako, čia Belgija pamatysi, pas juos viskas bus gerai. Vat gabiausias Seimo pirmininkas buvo Valinskas. Jau klubo nebelabai buvo, bet Vokiečių gatvėje prisikabino ir siūlė į snukį. Nors kai mažai kas sakė, manim tikėjo, jie manim tikėjo. Kaip manai, jeigu švietimo ministrė Rytui būtų užmetus 10 taškų, ar Rytas būtų šiemet laimėjęs finalus? Bet aš visada sakau, kad Zelenskis politikoje yra arčiau pas mus Valinskas politikoje. Aš tą norėjau sakyti. Prašau. Hashtag Ambrazevičius Bus 2029. rimtas Prašau. Tipinė istorija, tai yra, meilužė 20 metų ir jai ten perkami namai, būtai, žinai, lėktuvai ir... Gerbimieji žiūrovai, sveiki atvykę į dar vieną podcastą Kas iš to. Šiandien turime garbų svečią, humoristą, visuomenės ir drįsiu pasakyti šviesuomenės veikėją Paulių Ambrazevičių. Sveiki, aš tik dabar supratau, kad labai logiška jums pasikviesti Samairą į savo, savo podcastą, nes kas iš to? Bet čia mes esam tą aišku minėję. Bet tu žiūrėdamas visus mūsų epizodus, matyt, praleidai tą gabaliuką. Jo, aš kaip tik va tą vietą, kaip tik sirgau. Samas iš tikrųjų mums padovanojo tą gabaliuką. Aš esu jam labai dėkingas ir jis yra numatytas ateities svečias. Nes ta idėja, kaip užbrandinti podcastą, jinai ir gimė žiūrint iš tikrųjų filmą Pietinė kronika. Ir ten, kai grojo kas iš to, sugalvojom, kad tokį duosim brandą podcastui. Atsimeniau tiesiog kažką, man atrodo, gal Delfio buvo antraštė legendinė. Orai atšils, bet kas iš to? 2 dienos ir vėl lyja. Tada prieš kelias dienas. Raudoni tie skliausteliai, Palangos verslininkai. Jo. Tai kaip gyveni, Pauliau? Kuo gyveni? Gerai, vasaroju. Nieko pernelyg rimto neužsiimu šitą vasarą. Laidos sufilmuotos iki rugpjūčio pabaigos, tai kiti filmavimai tik rugpjūčio pabaigoje. Taip, tai vienur, tai kitur, tai su žmona keliaujam kur nors, tai kokį koncertą nueinu vieną kitą ir tokia absoliučiai be didesnių kokių nors įvykių vasarą. Visuomenėje garsiai kaip daug knygų skaitantis žmogus. Okay. Kažką skaitai dabar? Jo, kaip tik vakar pabaigiau vieną knygą skaityti. Labai šiaip nebloga, galiu rekomenduoti, plus dar lietuvių autoriaus Vladas Rožėnas Katastrofa, apie tai, kaip kažko, jeigu skaitėt arba žiūrėjot 3 kūnų problemą, tai primena kažkuo, nes irgi keliauja link žemės ateiviai ir žmonės ruošiasi tam, bet ten visokių twistų daug ir įdomių dalykų, tai faina. Tai jo, šitą perskaičiau, dabar skaitau, tiesą sakant, turiu tokį, ne Sizifo, bet nėra, kad labai lengvą darbą. Aš esu Alma Literos vieno suaugusiųjų literatūros konkurso komisijoje ir dabar aš turiu 10 knygų, 10 rankraščių, kuriuos turiu perskaityti ir jie, kai kurie labai rankraščiai, kai kurie kaip tikros knygos, tai tas gal stengiuosi į tarpą kokią vieną įtaikyti. Kaip tiek daug literatūros vienu metu skaitant, pabandyti įvertinti? Ir kiek laiko per dieną? Kaip tu susidėlioji tą skaitimo rutiną? Milžiniškas darbas. Labai vairiai. Čia nėra kažkaip labai ypatinga, dėl kojos bėdų negaliu minti dviračio kurį laiką. Tai jau tas atkrenta kokio 1 valandų per dieną visai. Tai aš stengiuosi kažkaip susistruktūruoti tą laiką ir jeigu aš jau sėdžiu prie kompo, pasidariau visus darbus ir aš vis tiek tiesiog iš eigos atrodo, kad dar kažką darau, tai jau geriau aš užlenksiu kompą, nueisiu, paskaitysiu knygą ten kokią valandėlę ar kažką tai. Bet šiaip tai tiesiog mano taisyklė yra, kad prieš miegą kokią bent valandą kasdien paskaityti ir tada labai viskas paprastai susideda, nereikia ten persistengti. Tai galima sakyti, kad dabar mes turime ir dar vieną šios žavios asmenybės bruožą, literatūros kritikas, ar ne? Ne, tam reikia kažką giliau matyti okay. Ir kažką gal net būti pasimokius, o ne tik daug skaityti. Kaip tu, Pauliau, vertintum mūsų rašytojai, mūsų lietuvišką plunksną, ji pasaulyje įdomi, tu daug skaitai ir pasaulinės literatūros, ir pripažintų, ir nepripažintų autorių, ir mūsų, galima sakyti, turbūt dabar galiu daryti tokią išvadą, kad yra suklestėjusi rašymo, pavadinkim, jei ne literatūra, tai tokia manija, daug knygų yra išleidžiama. Ar tai, ką tu perskaitai, gali konkuruoti pasaulyje, ar ne? Tai jo, dabar šiaip Lietuvoje, aš sakyčiau, man vienas iš
nemėgstamiausia apskritai dalykų, kai kažkas pradeda kalbėti apie lietuvių kalbos mirtį, arba čia, kai, oi čia, nežinau, kažkokia iškaba Vilniui, va, kafein vietoj kofeinas, tai jau viskas, čia 7 metai lietuvių kalbai liko. Dabar apskritai absoliučiai lietuvių kalba klesti, kiek turinio visokio, pradedant podcastais. Mesgi lietuviškai kalbamės, aš dar nei vieno anglicizmo nepasakiau, turbūt jūs irgi nei vieno. Knygų irgi labai daug, pažiūrėkim, kiek per metus. Aš susidarau atskirai sąrašus, aš matau, kokios knygos išeina, aš pasižymiu, ką noriu perskaityti ir dauguma būna beveik lietuvių rašytojai. O dėl to įdomumo užsienyje, tai matėm keletą sėkmės istorijų, bet jos vis dar yra tik tai tokios vienkartinės. Jo, ten turbūt Kristina Sabaliauskaitė yra tas ryškiausias. Gavelis Suomijoje girdėjau. Tai čia jo, iš seniau šitų yra, jo Gavelis irgi visai daug kalbų išversta, bet čia irgi labai yra darbas ir pardavimas ir važiavimas į knygų muges užsienio ir mezgimas ryšių, tai kažkas gali, manau, dar kažkas irgi išsprogs ir į užsienį, bet tai, kad turim Lietuvą, jau irgi labai gerai. Bet dabar geras laikas yra, nes man atrodo, ta geopolitinė situacija, kuri yra pasaulyje, tie lietuviai vis tiek, lietuvių autoriai yra daug aprašę mūsų to istorinio skausmo. Ir aš paskutinę mano perklausyta, tiksliau, knyga yra Vanago dienoraštis, Daugel krito sūnų. Tai kur mane užkabino, tai nuo pat pradžių tiesiog klausant visą tą terorą, kurį darė rusai, tu ten Alytaus rajono yra kaimai pagrinde, žinai, tai tiesiog tu pakeiti tų kaimų pavadinimus į ten Bučą, Irpinę, Hersoną ir tu turi lygiai tą patį. Tu supranti, kad niekas absoliučiai nepasikeitė. Ką Vanagas rašo savo dienoraštyje ir kas vyksta šiandien Ukrainoje, skirtumo absoliučiai jokio nėra. Tai aš manau, kad bet čia aš sutinku pilnai, kad visada, jeigu nori laimėti ar Nobelį, ar ten kažkokį apdovanojimą, tu pats turi dėl to šiek tiek padirbėti, žinai, ir tavo komanda turi dėl to padirbėti. Nebūna taip, kad ėjau gatvė ir nukrito, tai lygiai taip pat ir dėl tų knygų. Aš manau, aktualija dabar yra labai stipri ir daug kur surezonuotų, bet reikia darbo su marketingu ir pardavimu. Tai yragi apie, aš dabar nesakysiu skaičiaus, nes bijau sumeluoti, bet tikrai ne vienas leidimas jau yra Petro imperatorės Prancūzijoje. Ir kritikai ir sako, kad mes labai matom Rusiją atskleistą tose knygose ir gali būti, kad žmonėm irgi tai yra įdomu dėl to. Petro imperatorė irgi, jinai tokia stipri ten yragi kritikai, kurie sako, kad mes jau ten per riebiai ten Kristina pasisako apie rusus ir panašiai, nors man atrodo, kad vėlgi daug nepasikeitė, nes jeigu tu neimi ten, nežinau, neimi tos vidutinės rusų šeimos, o imi va tą elitą, apie ką ten ir yra kalba, ir jų tas elgesio normas, tai tu matai, kad nieks nepasikeitė, žinai, ten tipinė istorija, tai yra, meilužė 20 metų ir jai ten perkami namai, būtai, žinai, lėktuvai ir oligarchiška, ne? Kur atrodo, šiaip jo, oligarchiška. Taip, kur yra ten tas dugnas, jo nėra tiesiog. Ir dabar tas paskutinis ministras, kuris nusišovė, tai atvažiavo jo ten atpažinti, ten 25 metų draugė ten, žinai, kuri buvo vadinama pirmoji Kursko dama. Žinai, tai. Fantastika. Jo, bet klausykit, čia mes jau seniai bandom save pozicionuoti kaip rytų kaimyno ekspertai, bet ar neturim problemų su savaja tapatybė, nes aš manau, kad literatūra ir yra ta viena iš išraiškų, kaip mes galim savają tapatybę formuoti. Mano atradimas, viena paskutinių skaitytų knygų nestora, ganėtinai plona knygelė, bet labai rekomenduoju visiems paskaityti. Tai yra žmogus, kuris, mūsų Lenkų bendruomenėje yra labai gerbiamas, bet lietuvių, man atrodo, nepelnytai nuvertintas. Tai yra Vladislavas Sirokomlė, kuris aprašė 19 amžiaus pabaigos išvykas iš Vilniaus po mažesnius kaimelius, keliavo į Trakus, į Punę ir įvairiausias tokias nuostabias vietovės ir aprašo, kaip atrodo 19 amžiuje Lietuva. Ir kas man paliko labai didelį įspūdį, tai jisai išryškina, kadangi vis tiek Vilniaus krašte nuo seno gyveno įvairių tautų žmonės, tiek lietuviai, tiek rusėnai, ar ne, tai jisai netgi pastebi tam tikrus skirtumus tarp tautų, bet kartu ir parodo, kad mes esame vieno krašto žmonės, kurie ir formavo tą tapatybę. Ir aš manau,
kaip mūsų himno žodžiuose yra iš praeities, mes stiprybę galim semti, tai vat iš tų kūrinių galbūt irgi galim pasisemti dabartinėje situacijoje, kai mes labai dažnai būnam pasimetę ir klausiam savęs, tai kas mes tokie, vakariečiai, rytiečiai ar kažkur tarp, va, tai jeigu turėsit progą, paskaitykit. Aš kažkaip jau taip visiškai atvirai, Sirokomlis tik mokyklą žinau ir man atrodo, gal... Taip, ir muziejus yra. Nemėžė gal Sirokomlis? Ne, o gal Vilniuje. Jisai yra tolėliau. Sirokomlis yra čia prie Šeškinės kalno nusileidus. Tavo. Šiaip jinai stipri ten, stipri Lenkų mokykla. Yra Jono Pauliaus stipri ir tas Sirokomlis. O muziejus yra visai netoli važiuojant nuo Vilniaus link Šalčininkų. Tai tokių dalykų mes tikrai, man atrodo, kartais pasigendam mūsų kasdienybės vertimuose. Ir iš ten galima iš tikrųjų įdomių dalykų atrasti. Bet man atrodo, tas identitetas jis irgi formuojasi su laiku, su laikmečiu ir po nepriklausomybės atgavimo, man atrodo, tų kvestionuojančių kryptį yra mažuma absoliuti ir vis tiek yra ta vakarų kryptis. Tik aš sakyčiau, kad pas mus ta vakarų kryptis yra su tokiu skandinavišku, vokišku prieskoniu. Ir vis tiek mes turim šiek tiek ir to skandinaviško identiteto ir vokiškos kultūros, kas liečia, pavyzdžiui, man atrodo, susitikimai, darbo etika ir panašiai, jinai labai smarkiai yra vokiška, kur mes mėgstam tvarką, kur chaoso nemėgstam. Vat kaip Belgijoje yra ta šiek tiek tokia prancūziška, kur į susitikimą galima šiek tiek pavėluoti, aišku, ten priklauso nuo svarbumo susitikimo, jie ten tą matuoja, bet ten po to jau atsiranda ir interpretacijos ir daug kur yra toks, kad viskas čia bus gerai, tu dažnai atvažiuoji, bet, pavyzdžiui, mes atvažiuojam į šachmatų turnyrą, Vincentas dalyvavo, prancūziškos Valonijos dalies šachmatų turnyras visų mokyklų, prasideda ten, jau turi būti pradžia 9, atvažiuoja 8:30, dar nieko nėra. Ir ten toks kolega Lenkas diplomatas sako, nesijaudink, sako, čia Belgija pamatysi, pas juos viskas bus gerai. Vat pas juos taip, jie pradeda lėtai, atrodo, ir su tokiu principu, kad tuoj vis tiek kažkas gale dienos gausis ir tikrai 9 jau vaikai sėdi, lentos išdėliotos, žaidžia, viskas, taip yra. Tai mes net juokaujam su žmona, kad mes galim net keliauti atostogų tik tai į tokios maždaug labiau vakarietiškos kultūros, tokios aiškios šalis. Tai Azija iš vis tada geriausiai būtų. Į Aziją aš gyvenime. Japonija, Pietų Korėja. Ne, po to, Pietryčių Azija, Aš atsimenu Pietryčių Aziją, žinai, pirmą kartą, kai buvau Filipinuose ir eilė įlipti į lėktuvą, ir atsistoji tiesiog į eilę. Ir aš suprantu, kad aš nejudu, nes žmonės tiesiog ateina prieš tą, žinai, va taip. Jo. Čia labai geras iš tikrųjų palyginimas būna, kaip žmonės buvusioje Sovietų sąjungoje lipa į autobusą ir kaip lipa vakarų Europoje, ar ne, kur visi eilė sustoja, o rytų Europoje dažniausiai visi, stengiasi įlipti, nes galbūt netilps į tą autobusą ir autobusas išvažiuos. Yra tų dalykų, bet kai tu paminėjai, ką mes čia turim tokio bendro, tai man atrodo, su Lenkais irgi mes daug ką bendro turim. Aš netgi tokį pasakysiu, gal šokų Lenkus, bet skandalinga nuomonė, bet mes daug artimesni Lenkam negu Latviam. Absoliučiai. Apie Latvius kalbame, kad čia braliukas. Man atrodo, vien toksai didelis skiriantis ir vienintis dalykas yra religija. Taigi Lenkai yra katalikai, o... Tai yra, aš manau, kad to pagrindas. Bet kokio visuomenės sutarimo ir panašiai religija aš sutinku. Netgi šeimos, man atrodo, kai du žmonės sustinka ir po to kuria šeimą, jeigu jie dalinasi religiją, čia jau yra labai tokia stipri plyta į tą... Taip, mentaliteto dedamoji labai stipri. Jo, aš sutinku. Ir šiaip tai, bet žinok, tas mūsų su latviais ir kartu dar su estais, tas bendras suplakimas, jis yra vakariečių galvose. Man dažnai kolegos tiek komisijoje, tiek Europos parlamente, aš ne kartą esu girdėjęs. Bet jūsgi su latviais, jūsgi vieną kalbą. Kodėl jūsų taip nuomonės kardinaliai skiriasi kartais? Jie mūsų sudeda ten į tą bendrą. Aš norėčiau sužinoti, kas... Ir čia, man atrodo, nebus, kad visiškai, gal, nežinau, carinės Rusijos arba darbiški vėliau ir Sovietų sąjungos, tas mūsų grupavimas į vieną, tipo,
Pribaltika, Baltijos šalys. Taip. Nes mes, su Latvijos mes turim kalbą, su Estais mes nieko neturim. Taip. Mes tiesiog turim net netikrą kaimynystę, mes dar per vieną... Baltijos jūrą. Sakykime, ta prasme, įvaikintas brolis ar sesė šeimoje, ar ne? Toks įbrolintas. Jo. Bet klausykit, Bet ir estai, žinok, jie nėra tokie, kad į mus labai žiūrintis, jie visada į Suomiją ir jeigu tai pasižiūrėt, ką jie kopijuoja, tai jie tikrai labai daug kur kopijuoja Suomiją ir tie santykiai su Suomija pas juos yra visai kitoks nei... Jis yra geras su mumis, kad čia, aš negaliu taip kaip Paulius skandalingai kalbėti, jis yra geras, bet jie vis tiek žiūri labai smarkiai į Suomiją. Taip, bet jie, man atrodo, jau apie 2000 metus save priskyrė šiaurės šalims. Jie jau tapatinosi, jie formavo tokią tapatybę. Bet tas Nordic brandas čia irgi, jis parsiduoda geriau ir brangiau. Aš žinau eilę įmonių, aš kaip buvau ministru, važiuodavau ten Šiauliuose įmonės ir panašiai baldus gamina kaip pavyzdys. Jie nepardavinėja Made in Lithuania, jie pardavinėja Made in Nordic ir ten dar įvairiai tenai. Kuo labiau skandinaviškas, kuo labiau ten norvegiškas dar koksai, tai tuo didesnę kainą gali prašyti. Čia yra kitas dalykas. Bet čia yra dėl to, kad Lietuva skaitosi, kad čia turėtų būti pigios darbo jėgos šalis daugelio mentalitete, tuose paraduose, kai tu pardavinėjai produktą, o Skandinavijos čia kaip tik, čia jau, žinai, tos visuomenės pasiekusios kitą lygį. Bet aš manyčiau, čia kitas klausimas yra. Čia yra tas, minimalizmo suvokimas, to skandinaviškojo dizaino minimalistinio suvokimas, kuris yra vertinamas didžiojo pasaulio dalyje. Ten įvairios tos produkcijos, jiegi vis tiek pristaiko ten, kokioj valstybėje, kokioj parodoj, ką parduodi, ten tų, sakykime, pasirinkti yra. Aš kalbu apie tą bendrą skėtį, po kurio jie bando save pozicionuoti, kad marža yra geresnė po to skandinaviškuoju skėčiu ir brandą tą dėti skandinavišką. Tai estai čia irgi nenustepčiau, kad jie anksti tą susivokia, kad čia visai geresnė marža nei sakyti, kad čia pagaminta Estijoje, nors jie irgi savo tą E-Estoniją, žinai, brandą irgi sugebėjo pakankamai sėkmingai. Va čia aš manau, kad jie yra labai geri tame pardavime. Daugelio dalykų, netgi karas Rusijos pradėtas Ukrainoje ir tiekiama pagalba Ukrainai. Mes tai buvo pirmieji, kurie ten tiekė pagalbą, o deklaravo visai kitus skaičius ir ten labai daug kas sugebėjo atsinaujinti savo, nes atidavė senus agregatus, o uždeklaravo kaip naujus ir panašiai. Ir pas juos labai daug kas tas eina tokių marketinginių, brandinginių principų ir jie daug kur su to pravažiuoja. Komunikacija. O mes, man atrodo, jeigu grįžtam prie mūsų identiteto, kartais būnam per kuklus. Per kuklus pasakyti, kad, žinai, nėra čia taip blogai ir judami su estų komunikacija būna taip, kad jie labai gerai kalba, nuvažiuoja ir pamatai, kad, nieko ten labai geriau. Ir tai turbūt ne vienas žmogus yra tą pagavęs. Bet grįžtant prie Lenkų, ar čia dabar į abiejų tautų respubliką grįžtant, ar žinot, kaip lietuvių šlėkta kalbėjo Lenkų šlėktai ir Lenkų šlėkta lietuviams, kai reikėjo, kaip sakoma, labiau puoselėti bendrus interesus, jie turėjo vieną posakį, ar žinot kokį? Čia Paulius Ambrazevičius yra, žinai, sutriuškinęs visus posakis buvo kochaimišė, ką reiškia mylėkimės. Tai tas mylėkimės, man atrodo, ir jungia labai ilgai tas dvi mūsų tautas. Kažkas čia nutiko, kažkas tą pagalį įkišo į mūsų bendrus ratus čia tarpukariu, bet laimiai, kad viskas grįžta ir kad Lenkai... Mes esam tą aptarnėję, bet mane, pavyzdžiui, jau jeigu grįžtam prie aktualijų, tai tas sprendimas tikrinti pasienį, tai, neskanus. Labai prastas, bet čia mes prie to grįžtam, kad mums visada yra sudėtinga, kai Lenkijoje, kaip mes daugelis, sakykime taip, bepritartume tai platformos politikai, jų politika Lietuvos atžvilgiu visada būna daug prastesnė. Nes jie mato labai smarkiai vakarų, žinai, ten Didžiąją Britaniją, Paryžių ir nemato Vilniaus. Ir dabar tas sprendimas, žinai, toks nuleistas iš viršaus, kad tikrinsime Lietuvos Lenkijos pasienį, kur yra grinai PR-inis veiksmas, nes, su visa pagarba ten tų migrantų skaičiai, kurie galimai kerta Lietuvos Lenkijos pasienį, tai galima turbūt ant rankų pirštų juos skaičiuoti. Turbūt, žinai, irgi reikia suprasti, kad čia yra
Lenkija vidaus politikos problemas sprendžiasi Mūsų sąskaita. Mūsų sąskaita ir žiūrėdama į užsienį. Bet man iš Lietuvos perspektyvos, kur aš turiu ginti, sakykime, lietuvišką kampą plus europinį, nes čia yra visiškas Šengeno griovimas, visiško Šengeno principo griovimas, tai, man yra toks labai, kaip tu ir pasakai, neskanus žestas, absoliučiai nesuderintas su susidėliokim, susėskim, žinai, galėjo būti, čia yra 1000 elegantiškų būdų, susėda 2 vidaus reikalų ministrai ir susidėlioja ten kokį planą, ten kokiu nors neplanuotų tikrinimų, ten parodo dar didesnį bendradarbiavimą, ypač dabartiniai geopolitiniai situacijai. Čia vėl Lenkai žaidžia tą, mes čia dideli kortą ir čia va būtent savo vidaus auditorijai, bet ir čia yra tas, supranti, platforma, kadangi jie pastoviai yra kaltinami, kad jie yra nepakankami ten, žinai, Lenkų, ten nacionalistai, patriotai, tai jie visada bando, žinai, parodyti, kad jie yra. Ir ant ko atgroti, tai yra ant Lietuvos. Tai tas toksai gaunasi. Kaip mūsų socdemai kartais yra kaltinami, kad nepakankamai myli verslą ir tada daro viską labai palankiai sprendimus priima verslui. Ne, čia kitas dalykas. Aš kitą teoriją turiu, ne apie socdemus, bet bendrai, kad labai dažnai Lietuvoje dauguma yra išrinkta tos daugumos žmonių, kurie yra nebūtinai Vilniuje, bet tada jie dirbdami Vilniuje stengiasi įtikti burbului. Ir čia prasideda tokios klaidų darimas, kur pamiršti savo programinius punktus. Bet aš dabar galvoju, grįžtant dar prie tų sienos patikrinimų, ar tas visas GTA 6 įvykis ir ten susišaudimai, sprogimai, jie atsirado dėl to, kad tą patikrinimą ir prašoko tas žmogus, ar ne? Ne, man atrodo, kad jie... Nes kaip gali būti nelegalus kirtimas? Bet ten buvo kažkokia žinutė, buvo, kad nelegaliai kirto. Bet ar jisai kirto Lenkijos Lietuvos? Taip, nes Lenkai informavo, Lietuvos pravažiavo. Tai aš galvoju, čia gali būti, kad... Tai galbūt jisai... Nes aš galvoju, kad jis iš Latvijos važiavo. Ne, jisai iš Lenkijos. Yra nes jis Latvis yra, bet važiavo iš Lenkijos. Tai jau buvo nuvažiavęs ir grįžinėjo. Ir dar tą pačią dieną atskrenda Gerbera. Dronas. O, tu dienelė buvo, ką? Klausykit. Bet su Lenkais tai tenais jo, teisingai Paulius sako, kad tenais yra vidinės problemos ir tikrai, būtent kaip ir tu sakai, spaudžia tos dešiniosios jėgos valdančiuosius. Visuomenės ten, žinai, tas susiskaldimas yra didžiulis. Ir va, čia yra blogai, kai politinės jėgos, realiai dabar vos ne sistema eina į tą tokią dvipartinę, tu gali sakyti, okei, ne dvipartinę, yra ten tų daugiau partijų, bet realiai vis tiek eina skirtumas toks 50-50 ir kas paims 51. Nes ir dabar prezidento rinkimuose, tai viskas, aišku, buvo, Navrockis ten išeina į antrą turą, bet tu tada žiūri ten, Gžegošas Braunas, ten mano kolega, kuris degina ES vėliavas, Izraelio vėliavas per holokausto minėjimus, ten atsistojęs rėkauja, žinai, renka ten, jisai 4, man atrodo, buvo, tada 3 buvo išvistas kitas radikalas iš konfederacijos ir tada Holovne tik tai 5 ir tu supranti, kad viskas. Šansų, nebent kažkaip jau tą elektoratą mobilizuos, Čakovskiui praktiškai nebuvo. Tai ta yra labai didelė ir čia Lietuva yra pakankamai unikalioje situacijoje, kur aš esu tą minėjęs, kad mes dar galim sėsti prie stalo bendro, ten taip yra, aišku, pozicija, opozicija ir tai yra normalu. Tai yra tas šiaurietiškas bruožas. Viens kito. Šiaurėje jau nėra tokia gera situacija, jeigu pasižiūrėti Suomiją, Švediją, situacija nėra gera. Danijoje, jie dar gali sėdėti prie vieno bendro stalo, jie turi tą tokį susitarimą. Švedijoje, ten matai, situacija tokia kairė, jie ten jau labai nuo dešinė į savo nuėjusi tą labai jau tokį nacionalizmą, tolimą tokį. Tai ten irgi vyksta tolesnė ta visuomenės susiskaldimas, polarizacija. Jo. Bet tas labai greitai ir pas mus gali pasikeisti, ar ne? Tai gali, kai, aš sakau, kai politikai užima tas jau tokias pozicijas radikales ir stumia tuos savo elektoratus dar labiau į kažkurį kampą. Bet grįžtant, žinai, prie Pauliaus, man yra įdomi tema, žinai, humoras visuomenė atrodo kaip toks dalykas dažnai, kur yra skirtas linksminti visuomenę ir kartais tą mūsų visuomenę nepriima rimtai humoristų, nes galvoja, čia ką tik žmogus mūsų linksminės, jis negali būti mūsų prezidentu. Ir mes turim Zelenskį, kur
aš sakyčiau, įvairiai galim vertinti, ten visi gyvenime kažkokių darom klaidų, ypač darbe ir panašiai, bet šiaip jo heroizmas, jo parodyta drąsa, bendrai jo priimami tokie sprendimai ir marketinginiai kartais, nu, yra šiaip fenomenalus. Ir tikrai vienas stipriausių prezidentų esančių dabar pasaulyje, aš sakyčiau stipriausias, bet žinau, kad po to komentaruose rašys, ne, mes turim Donaldą Trumpą. Tai, be abejo. Irgi komikas. Kažkada tai Lietuvoje kandidatavo šviesios atminties Vytautas Šerėnas. Pralenkė šiek tiek laiką galbūt, bet irgi jo buvo tokia stigma, kad jo nepriėmė daug kur rimtai ir visi šiaip daug buvo tokių kalbų, aš netgi atsimenu, žinai, užstalės tų kalbų, kad čia gal kaip bajeris jo tas kandidatavimas, nors jo intelektas, nu, irgi buvo fenomenalus, jo matymas galų gale ir gal Paulius šiek tiek, ar tam juokeliui, bajeriui parašyti reikia daug intelekto, ar... Taip, aš gal pirmiausia pradėsiu nuo Zelenskio, kažkaip man tik kai jisai jau, kai buvo išrinktas prezidentu, čia komiką išrinko. Gerai, jo, jisai komikas, čia yra jo vienas iš dalykų, bet pažiūrėkit, už jo yra visas tas kvartal 95. Prodiuserinė kompanija, kurios jis yra ten vadovas ir savininkas. Ir ten yra labai didelis ir kietas verslas, tai labai. Čia irgi reikia suprasti, kad jisai nėra tik komikas, jisai yra dar ir labai aukšto lygio vadybininkas. Ir čia turbūt... Ir lyderis, jeigu aš tave sekundį tik tai nutrauksiu, kadangi aš tas laidas esu jo išžiūrėjęs visas ir ten buvo tokia lyga smichų, juoko lyga, kurie rinkdavo ten tas komandas iš Ukrainos miestų ir jie kalbėdavo ir aš esu visus sezonus peržiūrėjęs, dabar paskutinių tik tai nemačiau, nes jau ten šiek tiek situacija po karo aišku pasikeitė, bet ir po to man esant Ukrainoje aš esu su ne viena komanda susitikęs ten kalbėjęs, nes jie dabar daugelis padeda kariams. Tai jie sakė, jis yra fenomenalus lyderis, kai jis įeidavo į grimerinę ten prieš tos pasirodymus, vis tiek ten jaunos komandos, jis ten uždegdavo tiesiog visus, ant kiek buvo, ant kiek stiprus yra žmogus, tai, Bet jo posūkis į politiką, va čia yra labai įdomus momentas. Tai va, Paulius. Bet tokių čia nėra, jis nėra nei pirmas, nei paskutinis šaumenas į politiką pasukęs. Reiganą mes žinom. Kuris, tai čia irgi, man Zelenskis turbūt dabar tokio komiko Lietuvoje, tokio pobūdžio nelabai neatrastume, bet aš visada sakau, kad Zelenskis politikoje yra arčiau pas mus Valinskas politikoje. Aš tą norėjau sakyti. Arčiausiai yra Valinskas ir aišku, Valinskui ten nepasisekė finansinė krizė, panašiai gal, bet intelekto prasme, vadybininko gebėjimo ten... Taip, absoliučiai. Prasme, Lietuvos lygmenių, nes mes kartais taip Ukrainą nuvertinam, bet ten televizija ir šiaip rinka yra gerokai priekyje mūsų, bet aš sutinku ir žinok, kai buvau Seimo narys, esu kalbėjęs su ten to sekretoriatu, tai gabiausias Seimo pirmininkas buvo Valinskas, nes ten vesti tą posėdį, aš aišku dabar nežinau, kaip ten Skverneliui sekėsi ir Čmilytei, čia iki jų buvo, bet vesti tą posėdį yra reikalų ten, žinai, tie balsavimai, paleisti visą kitą, ten reaguoti, kas salėje vyksta, išmanyti statutą, tai Seimo sekretoriato nuomonė iš visko, ką jie yra matę, kad greičiausiai išmoko ir gabiausias buvo būtent Valinskas. Tai tas, man čia jisai gal būtų artimiau to Zelenskio, o kalbant apie ar reikia proto, ar intelekto, reikia, ką žmonės visai nuvertina, man atrodo, nežinodami tos visos virtuvės, reikia gan suprast žmonės ir kad, juokingiausia žmogui yra tai, ką jisai atpažįsta ir ko jisai gal nesusimasto, kad jis taip daro ar kiti taip daro. Ir va, tą užčiuopčiai yra reikalų visai. Tai man atrodo... Bet politika lygiai tas pats. Aš manau, kad politika, bent jau man yra lygiai tas pats. Tu turi suprasti gerai, kuo gyvena žmonės. Dėl kokių problemų jie nemiega naktį. Kokios problemos juos kankina ir daugumą. Tai va čia yra. Jo, tai man atrodo, kad komedija ir politika ir labai yra to tokio, labai daug common sense arba to tokio tiesiog bendro suvokimo, bendro įžvalgumo dalykas. Ir manęs nestebina, kad ten, jeigu tu esi geras komikas, kad tu gali perkelti tuos dalykus, nes daug yra įgūdžių, kurie persikelia.
ką tu turėdamas komediją gali perkelti į politiką, vien pažiūrėjus tas viešas kalbėjimas. Jeigu tu esi, nežinau, kupiškai prajuokinęs 200 žmonių, tai tau gali būti, kad Vilniui susitikti su 50 rinkėjų bus daug lengviau, nes tu sugebi pagauti publiką ir tu žinai, ką sakyti ir tu kažką turi. O šiaip, grįžtant dar irgi prie Šerėno, tai aš atsimenu tą kampaniją, aš dar apie ją visai neseniai skaičiau ir ką aš buvau visai pamiršęs, kad jisai liko 4. Taip, jisai aukštai buvo, jisai surinko daug. Čia yra tikrai labai daug ir man atrodo, ten jo buvogi. Ten buvo čia ta, kur Adamkus Auštrevičius, ne, čia ta ir... Ne, čia buvo seniau, man atrodo. Čia buvo iki 2000-ųjų. Iki 2000-ųjų? Sakyčiau, jo. Okay. Sakyčiau, 90. Tuoj pabandysiu pasitikslint. Tai gal. Taip. Jo. Bet aš prisiminiau, žinokit, kitą istoriją ir labai įdomu, ką tu pasakei, kad laviruojama mentalitetu ir slėpiniais, kai žmonės patys save atpažįsta tose kalbose politinėse, buvo pirmasis bandymas Lietuvos politikoje, man atrodo, dar buvo praėjusio amžiaus paskutinysis dešimtmetis, aktorius Vilkaitis kėlė savo prezidentinę kampaniją, bet jam buvo visiškai nepavykusi. Bet aš manau, čia vat, ką Paulius ir pasakė, Vilkaitis yra toksai labiau elitiškesnis, toks jo tas stotas jau neleidžia, nes vis tiek tu turi, važiuodamas per Lietuvą, važiuodamas per tuos kaimus, tu turi rasti bendrą žodį su kiekvienu. Ir man atrodo, čia ir yra paslaptis ten Valinsko sėkmės ar kitų, kurie randa tą bendrą žodį ir tą produktą pateikia, žinai, kažkam galbūt iš Vilniaus bokšto žiūrint nelabai patinka, bet jie randa tą rinką. Bet aš norėjau šiek tiek grįžti prie tavęs. Tu esi ne kartą pažiavęs visą Lietuvą. Kur sudėtingiausia tau buvo publika? Geras klausimas. Labai sunku pasakyti, nes čia irgi nustemba, nes kartais, manęs nuolat klausia, bet kartais paklausia, o tai kur čia yra, o kur čia kaip skiriasi publika. Skiriasi žmonės daug mažiau negu atrodo žmonėms sėdintėm Vilniui. Ta prasme, jeigu geras juokelis, tai iš jo juoksis Vilniui, iš jo juoksis Klaipėdoje, iš jo juoksis Zarasuose, iš jo juoksis, nežinau, Rokišky ar kažkur. Tu nori pasakyti, kad tų dviejų Lietuvų tapomų humore nėra? Ne, bet aš manau yra skirtinga, jeigu, atsiprašau, aš nutraukiu tą, bet aš noriu pasakyti, kad vis tiek kas ateina žiūrėti Paulių Ambrazevičių ir Raimondą Šilanską yra, va čia yra ir skirtumas. Žinok, mažesniuose, man atrodo, vietose, kur gal mažiau vyksta visko, daugiau persidengia tų, nes ateina žmonės vis tiek, tiesiog eina, nes kažkas vyksta. Bet irgi ta tokia reakcija, jinai daugmaž panaši visoje Lietuvoje, tai kažko sunkaus neina kažkaip net išskirt, tik tai gal skiriasi, gali skirtis, jeigu, tarkim, ateina daug vyresnės publikos, daug mažiau, tarkim, mano bendramžių, nors aš jau irgi jau nebe jaunoji komikų karta, jau mes save vadinam vidurinėje komikų karta, nes tai yra ta vyresnioji, tada vidurinioji ir dabar jau yra jaunoji. Tai nėra tokių labai didelių skirtumų. Kartais net kokiose nors labai netikėtose vietose būna žiauriai netikėtai gerai ir tu ne visą laiką žinai, kodėl taip yra, bet žmonės labai panašus iš tikrųjų. Gal tos dvi Lietuvos, apie kurias čia irgi turbūt buvo marketinginis Pakso pradėtas toksai dalykas, jos gal labiau politiniai plotmei yra, ar ten ekonominiai dar kažkur. Socialiniai, ekonominiai tikrai yra. Bet ne kultūriniai, nemanau, kad kultūriniai. Nes netgi pagal, žinai, jeigu žiūrėti ES ir pagal tą paramą ir visą kitą, tai yra tas Vilniaus regionas ir netgi BVP gyventojų, kur jau tą, žinai, Vilnius jau yra siekianti, žinai, tų stipriausių ekonomikų vidurkius, sakykim taip, ten besistebintis į tą pusę. Ten Maurico pasižiūrėjus formulės, tai ten iš vis sostinė numeris 1 šiaurės rytų vakaruose. bet iš tiesų skirtumas yra BVP gyventojų ir yra, ir tos socialinės ekonominės jos problemos šiek tiek skiriasi. Ir aišku, tas susijęs ir su gyventojų tankiu, nes tuose regionuose vis mažiau lieka gyventojų, tuomet iš ten išeina paslaugos, uždaromos į mokyklos ir
tas irgi kūrė didelės, aš manau, kad socialinės problemas ir įtampas, bet pasižiūrėjai, kelintais metais Šerėnas kandidatavo. 2002. Jo, tai, aš sakau, tikrai galvoju, kad čia buvo po, nes jo, tai ir čia buvo Adamkus, taip. Nu tai berots. Tai čia kai Paksas laimėjo. Taip, man atrodo, kad Jo. Adamkus Paksas, tai vat ir tada, ar ne... Klausykit, kaip laiko smiltis užpusto mūsų smegenis, ar ne? Jo, tada turėjo būti Auštrevičius. Auštrevičius trečias ir tai aš sakau, tai tu jeigu pasižiūrėsi, ten Auštrevičius buvo mega kampanija ir... Bet su Šerėnu irgi, čia ką... Nu dabar jau aš... Dabar mes... Dabar gal net labiau tą suvokiam, bet vis tiek žmogus, ekonomikos mokslų daktaras. Tai čia jau daug irgi ką pasako. Kažką pasako bent jau apie gebėjimą, kaip čia, apie apskritai intelektą, nebūtinai apie jo ten politinius sugebėjimus ar kažką tokio. Bet čia, žinot, kaip rinkimų technologai visada sako, laimi rinkimus arba didžiulės simpatijas, tas taip vadinamas self-boy arba self-girl, ar ne? Tas toks tautos žmogus, kuris, kaip tu ir sakai, atspindi tas visas jų godas, aktualijas, problemas. Bet aš nežinau, Lietuvoje, jeigu žiūrint į prezidento rinkimus, kada paskutinį kartą toksai savas laimėjo. Aukštas ir gražus? Nes, nežinau, kiek savas gali būti žmogus. Dėl Auštrevičiaus nusišnekėjau, bet jo. Auštrevičius tada buvo, vėliau, jo. Kai buvo 2/4, kai jau po Pakso nušalinimo, ne? Taip, tai šitą, bet čia taip, Paksas laimėjo, bet ten buvo mega rinkimai, 16 kandidatų ir ten... Kažkaip anksčiau būdavo įdomesni prezidento rinkimai, daugiau būdavo tokių fringe kandidatų ir tokių... Man atrodo, čia su Dalia Grybauskaitė truputį tas, kad toks, atsirado, vienas dominuojantis ir kiti tiesiog bijo įeiti į tą visą... Dabar gali būti įdomus... Bijo prilygti. Dabar gali būti įdomus rinkimai po prezidento Nausėdos, kadangi vėlgi nėra atviro... Nėra aiškaus, sakykime taip, favorito ir aš tikiu, kad tą savo vardą į kepurę bandys įmesti ne vienas kandidatas. Ir čia bus pirmi rinkimai, kuriuose jau aš galėsiu kandidatuoti. Prašau. Hashtag Ambrazevičius 2029. Bus rimtas konkurentas. Prašau. Tai tu, Jakilaitis, ką mes dar turėsim. Aš nekelsiu savo kandidatūros. Tai Tapinas visada, Man atrodo, jie vienas arba kitas turės nuspręsti su Jakilaičiu. O Pauliau, politinė satyra, kaip tu apibūdintum jos padėtį dabar Lietuvoje? Man atrodo, kad humoristai šiek tiek gal privengia kalbėti apie politiką. Labai čia aš netgi pats, tarkim, pasirodymuose aš labai mažai kalbu apie politiką, labiau apie, kaip čia net nežinau pasakyti, apie tokius, apie konkrečius politikus yra labai sunku kalbėti komedijoje, kuri išsilaiko ilgiau ten negu mėnesį ar 2 mėnesius. Jeigu aš norėsiu paturuot, nežinau, bent 8 mėnesius, tai ką aš sugalvosiu pirmą mėnesį, jau po 2 mėnesių bus pamiršta. Nebent tai bus kažkoks mega skandalas ar, tarkim, čia gal žiaurus pavyzdys, bet Kristijoną Bartoševičių politiką dabar ilgai atsimins žmonės. Tai kažką apie jį kalbant, tikrai tu po metų pasakysi atsimins, po 2 pasakysi atsimins, bet, pavyzdžiui, kas dabar ten vyksta, tarkim, su Palucku, jeigu jo neatstatydins, po kokių, kada Seimo sesija spalį? Rugsėjo 11 berat prasideda, ne? Rugsėjo 10. Rugsėjo 10, taip. Jeigu nieko neįvyks, jau kokį lapkritį, gruodį jau niekas... Viskas bus pravažiavę. Ne, tu su Palucku tu visada gali naudot, kad, tau teta tiesiog davė mandatą premjero. Jo, tai su politinė satyra yra tas, kad jinai turi būti labai čia ir dabar. Jinai turi būti iš karto, labai greit turi sureaguoti, nes labai greitai praeina tas dalykas. Nebent tai yra kažkoks, nežinau, politiko ar politikės ar kažkieno, ar partijos kažkoks bruožas, kuris laikosi ten ilgai ir žmonės jau tą supranta. O jeigu tu pasakysi tiesiog, kad, nežinau, ten kažkas
kažkas nutiko, tai bus tiesiog praeis ir niekas Tai šitą nišą, tu nori pasakyti, yra Lietuvoje monopolizuota dviračio žinių. Absoliučiai. Yra dviračio žinios ir turbūt kažkas, nežinau, socialiniuose tinkluose ten kas nors, kas... Bet ten vienkartiniai tokie. Jo, tokie įstojimai. Bet tradicija politinės satyros, tai mes turim pakankamai, tokia pasakyčiau, ilga. Aš dar prisimenu vieną iš mūsų valstybės kūrėjų Vinco Kudirkos puikų satyrinį kūrinį Viršininkai. Prisimena tokį? Buvo toks. Aš žinau, kad toks buvo. Glodūrovas Vzetkovičius. Taip, aš esu skaitęs, taip. Bet čia dviračio, kur yra fenomenas, kaip tu manai, kur jie niekada nėra tos tokios ribos, gal irgi pažeidę, kur aš žinau, kad yra politikų, kurie įsižeidžia, yra politikų, kurie labai labai didžiuojasi turėdami dviratyje savo personažą. Pavyzdžiui, Saulius Skvernelis, jis turi žiauriai gerą humoro jausmą, šiaip jis dažnai bijo tą, galbūt nebijo, taip sakykime, taip neparodo to pilnai, bet tai jis tikrai pasijuokė iš dviračio žinių, pasijuokė kartu, taip aš sakyčiau, bet yra, kurie taip priema labai rimtai tą dviratį, nors man atrodo, kad kur dar dviračio yra fenomenas, kad jie labai pataiko į aktualės ir aš kartais galvoju, iš kur jie gauna tą tokią vidinę informaciją. Kartais jie tos dialogus sugeba atkartoti, kaip daugmaž taip yra. Arti tiesos, kad... Bet, žinai, man atrodo, su dviračio fenomenu yra tai, kad tai yra vis tiek tęstinumas, tai yra vis tiek skaičiuojant nuo trupės dviratis, atsiradimo jau yra 40 metų drąsiai. Ir tada ten televizijoje, tada iš karto, kai atsilaisvina televizija ir tu jau, aš labai mažai atsimenu tą ten pačią pradžią nepriklausomos Lietuvos televizijos, bet man atrodo, ten turėjo būti tas toksai dalykas, kur galima šitaip sakyti, galima taip apie politikus kalbėti, apie ten dar kažką. O paskui kitas dalykas, kodėl dabar dar eina, tai manau yra inercija, irgi nereikia nuvertinti, kad tikrai iš inercijos dar daug kas žiūri, nes tai yra tiesiog, tu žiūri panoramą ir tu žiūri dviračio žinias ten už valandos ar pusantros. O antras dalykas yra, tai vis tiek dviračio šou, aš manau, ar žinios, nežinau dabar, kuris pavadinimas, žodžiu, ta visa laida jinai yra tai auditorijai, kuri gal mažiau naudojasi socialiniais tinklais ir visokiais YouTube'ais ir panašiais dalykais, ir jiem vis dar televizorius yra dalykas, ir tu žiūrėjai prieš 10 metų, tu žiūrėjai prieš 20 metų, tu žiūrėjai prieš 30 metų, tu žiūrėjai ir dabar. Tai čia irgi tas yra... Nes aš, pavyzdžiui, taip, jeigu jau atvirai, tai aš senokai žiūrėjau turbūt paskutinį kartą, gal kažkoks anonsas sudomino ir atsisukau kažką, bet... Aš tai kelis aš pasižiūriu karts nuo karto pasižiūriu, aišku, dažnai kažkas atsiunčia, pasidalina, kad šitas epizodas vertas. Man atrodo, dar pas juos yra, žinai, kas yra gerai, kad jie irgi apie aktualiją kalba, kaip tu sakai, su ta aktualija tu turo per Lietuvą negali daryti, nes jau po savaitės jau kitos aktualijos yra, bet jie vis tiek tuo metu kalba apie aktualiją ir tie personažai jų yra to meto didvyriai, to laiko ir pakankamai, pagarba tiem aktoriam, man atrodo, jie labai neblogai atkartoja ir pabrėžia. Kitas dar dalykas, kad vis tiek dviračio šitos visos laidos jos rašytojai atsinaujina. Tai nėra, kad tie patys žmonės, kurie rašė prieš 30 metų, rašė ir dabar. Dalis jų yra ten tų pačių, kai kurie tie patys, kai kurie ten nebe taip aktyviai, bet vis tiek ranką prideda ir panašiai. Haroldas Mackevičius. Ir tas vis tiek ateina nauji talentai, nauji žmonės. Kaip ir aktoriai. Tas irgi, aktoriai irgi keičiasi ten nuolat. Ir, pavyzdžiui, labai yra įdomus dalykas bet šitą, man atrodo, jisai pats gal pasakojo, su Mantu Stonkum. Mantas Stonkus sakęs, man yra pasakojęs, kad jisai visada eis į dviratį.
Ta prasme, nesvarbu, kokio jisai bus žinomumo, kas ten bus. Sako, jeigu mane pakvies, aš eisiu, nes kai mažai kas sakė, manim tikėjo, jie manim tikėjo. Ir sako, aš jiem jaučiu visada jaučiu tokią skolą. Taip. Bet klausykit, buvo toks lūžis, ar ne, dviračio žinių istorijoje, kai buvo viena žiūrimiausių laidų komercinėme kanale, ar ne, ir kai nukrito reitingai ir buvo egzistencinė tokia, na, galima sakyti, kryžkelė, išliks ar neišliks, ir tada... Komercinė televizija, man atrodo, ten yra brutalu ten, arba... Taip, arba tu uždirbi pinigus, arba ne. Uždirbi pinigus, arba duris tau yra parodomos. Labai viskas. Čia, aišku, ačiū LRT, kad išsaugojo šitą. Bet kitas dar yra dalykas... Kultūros paveldą. Tam tikrą prasme, taip. Čia, jeigu reikia, gal ne UNESCO nematerialaus paveldo sąrašai, bet jeigu Lietuvoje mes... Aš jau Lietuvos kultūros. Nes, yragi tas, tarkim, Jungtinėse valstijose yra tas, man atrodo, kažkuri gal ar biblioteka, gal Smithsonian muziejus ar kažkas, ar Congressional Library, jie renka ir tą tokį paveldą. Tai ten yra ir stand-upo pasirodymų, ir filmų, ir serialų, nes tai yra vis tiek... Tai yra kultūros dalis. Tai yra kultūros dalis. Bet vienas dalykas, ko mes dar nekalbėjom ir gal irgi žmonės nelabai atsimena, taigi buvo didysis kilimas dviračio šou ir dviračio žinios, man atrodo, taip ir išsiskyrė, nes buvo, man atrodo, Arūnas Valinskas su kažkuriais rašytojais išėjo į BTV, o čia Haroldas Mackevičius, Gintaras Ruplėnas ir Vytautas Šerėnas, abu amžinatilsį, man atrodo, liko gal LNK ar kažkas tokio, nes čia dar nebuvo ta pati kanalų. Buvo tokia istorija. Bet buvo, kai buvo 2 dviračiai Lietuvoje. Taip. Gerai, kadangi mes jau link pabaigos, aš vis tiek negaliu, Paulius atėjo su ryto Unfinished Business marškinėliais, negaliu nepaliesti aktualios temos. Kaip manai, jeigu švietimo ministrė rytui būtų užmetus 10 taškų, ar rytas būtų šiemet laimėjęs finalus? Realiai, bet kuriuose iš 2 paskutinių mačų pridėjus po 10 taškų būtų viskas, netgi būtų užtekę 2 taškų 4 rungtynėse ir būtų viskas aišku. Bet jo, labai... Turbūt skaudėjo šiemet? Skausmingiausi. Nes man tai skaudėjo labai. Turbūt skausmingiausi finalai, kokius atsimenu. Kažkodėl tai šiemet, nes gal dėl to, kad į tuos finalus rytas ėjo toks nuvertintas, kad čia 3-0, visi ten ekspertai, prognozuotojai, podcasteriai. Ne tai, kad 3-0, bet 3-0 po plus 25, plus 30. Bet žinai, kas yra... Ir tada ta kova toks, kur 3-0 rytas turėjo paimti tą seriją. Blogiausias dalykas yra suteikti viltį ir ją atimti. Man bet kur gyvenime, čia gal su sportu labiausiai susiję, bet kai tu matai, kad laimi pirmos rungtynes, pralaimi antras, bet laimi trečias išvykoje ir 2-1 ir tu grįžti namo ir tu trečiam kėliny pirmauji 15 gal taškų, tai čia yra sunkiausia iš ko reikia išlipti. Ir man dar dabar kartais būna... Ir tos antros jos praloštos buvo ryto praloštos, ne tiek Žalgirio laimėtos ten, žinai. Man dabar dar kartais būna penktadienį, gal ar ketvirtadienį stoviu namie prie virtuvėj, užsipilinėjau tiesiog arbatą ir man prieš akis Francisko Trajakas ir aš toks, ir vėl. Kur tiesiog taip kartais pareina tokie. Žalgirio fanam patiks tavo. Aišku, patiks. Jie visada patinka, kai man. Ne, bet aš džiaugiuosi, kad yra ta tokia kova, kad finalas yra įdomus ir Paulius tai yra toks, aš irgi esu ryto fanas, bet aš noriu, kad rytas laimėtų kaip organizacija tarp gerų organizacijų. Man tas irgi labai svarbu, tai aš visada žiūriu, kaip sekasi ir kitiem ir noriu, kad tas bendras LKL lygis jisai kiltų. Mane labai, pavyzdžiui, išgąsdino, kai čia buvo tų planų, pagalvojimų, kad dublerių komandas įdėti, kur būtų, žinai, važinėtų jaunimas po Lietuvą, krautųsi po 20-30 taškų. Aš atsimenu, kažkada rytas, kai Kurtinaitis treniravo ir ten jau, kai Marijampolei pareidinėjo šakės, jie žaidė varžybas be driplingo. Jo, kur tiesiog pasuodavis čia per treniruotės krepšinio dažnai tu tą darai pratimą, bet ir jie sutriuškino ten tą Marijampolę 40 taškų, ar labai kiek ten po to sumesdami galima. Taip, virš 100 sumesdami. Tai žinai, tai man nesinori tokio LKL, nes aišku, kur
daug kas neįvertina Ryto, to paties šiek tiek gal Lietkabelio, nežinau kiek ten iš kitų, gal Neptūnas kažką duodavo, bet indėlio tai, kad Lietuvos rinktinė žaidė visuose čempionatuose, tik dėl to, kad yra stiprus LKL'as, nes NBA žaidėjai, Eurolygos žaidėjai į langus atvykti, į FIBA langus negalėjo ir pažiūrėk, Latvija turėjo savo auksinę laidą, bet nei Porzingis, nei ten Berta, nei kiti krepšininkai negalėdavo atvykti, o būtent Lietuva, kadangi turėjo tokius klubus kaip Ryta, kažkiek ten Lietkabelio žaidėjų, man atrodo, Gailius ten atvykdavo, sakykime, bet pagrindas visada vis tiek yra Ryto žaidėjai, plus ten kas ten tose žemesnėse Europos lygose, mes tik dėl to žaisdavom visuose čempionatuose, tai aš manau, čia yra labai, labai svarbus dalykas, kad ta lyga, jinai ištrūktų iš tos savivaldybių lygos lygmens, kur yra labai priklausomi nuo mero sprendimų, nes žinau irgi vieną iš komandų, kuri laimėjo antrą pagal stiprumą lygą Lietuvoje ir meras realiai nusprendė neiti į LKL, dėl to, kad atsirastų partnerystės, atsirastų rėmimas ir vienas iš tų rėmėjų būtų, aišku, lažybų bendrovė. Ir meras pasakė, ne, čia savivaldybė nieko bendro negali su to turėti ir komanda liko ir tada jau jokių rezultatų nieko neparodė. Kita vertus, gal meras, kai priima sprendimus, demokratiškai rinktas meras geriau negu kai koks oligarchas nusiperka klubą ir bando iš jo padaryti labai didelį žaidėją lygoje. Tai aš žinai, pradžiai gal ta visa Vulfsų situacija man taip, tas gal jų agresyvumas toks nepatiko, bet dabar, tiesą sakant, aš manau, kad Rytas iš to daugiausiai, tiesą sakant, laimėjo, nes čia subūrė labai smarkiai bendruomenę, tas heitas Rytui nepelnytas, visiškai nepelnytas heitas Lietuvoje, kuris dažnai yra, jis irgi, žinai, pasislinko, nes atsirado kažkas, kurio labiau nemėgsta. Nežinau, Pauliau. Čia irgi gal bus tokia gal žiaurokas palyginimas, bet Žiemelis Ryto fanų vienybė davė panašiai, kiek Putinas davė NATO tvirtumui. Labai žiaurus palyginimas. Žiaurus, bet ta prasme, kad atsiranda kažkoks vienas didelis priešas, vienas didelis varžovas ir tu būriesi. Atsirado derbis. Man tas jų nepatiko, žinai, kad jie ateina, tai Ryto simbolis yra vilkas, jie ateina su ten tuo vilku, žinai, ir ta agresija tokia, žinai, iš pat pradžių. Ten sabaka. Taip. Tai tas toksai, bet po to, kaip sakau, pažiūri, plus, žinai, kuo aš labai didžiuojuos, kad mes įrodėm savo pranašumą aikštėj, kad čia buvo tie metai, kur Rytas ne kažkokiom ten, žinai, intrigėlėm, kur ten Vainausko Romanovo laiškai viens kitam, ar tu ten toks, tu anoks, atsimeni, kai Respublika su Rytu susirašinėdavo. Tai šito nebuvo. Vyrai išėjo į aikštę, sukovojo ir paskutinį netgi Žemelio interviu, žinai, žiūrint, jisai tą ir pripažįsta, kad viskas buvo duota komandai, sąlygos buvo duotos auksinės ir jo ten to heito bendruomenės nėra ir panašiai, bet jinai galėjo susikurti per pergalės, bet žaidėjai, į tai žiūrėjo pro pirštus. Tai vat mes įrodėm aikštį ir aš dėl to žiauriai didžiuojasi, kad ne kažkokiais ten laiškai, žinai, ten kažkas kažką rašytų, o aikštį išėjom, parodėm ir gaila, bet ne 4 titulai. Mes, žinai, turim dar padėkoti ir Jonovai, nes 2 iš 3 kartų Jonava jos įveikė 4. O dar grįžtant prie to agresyvumo irgi, šiek tiek pražiūrėtas, man atrodo, faktas ir gal jau pamirštas faktas. Žinot, kokį bandė užregistruoti pavadinimą dar prieš kuriant naują juridinį vienetą? Krepšinio klubas Lietuvos Rytas. Verslo žinios rašė. Tai čia, žinai, toks keistas. Jo, aš nesuprantu, kodėl. Man atrodo, kad kaip tik ten tą visiškai naują brandą gal kuriant ir nuelektrinant tą situaciją, gal kaip tik būtų buvę geriau, nes legionieriam ten tiem atvažiavusiam jie iš vis nesigaudo, ten nesupranta ir panašiai. O lietuviam tas spaudimas Dainava. Ne, Sakalai galėjo būti. Iš tikrųjų, tai žinai, jeigu tu jau nori ant to tokio, jeigu nori sulošti ant istorijos, tai žinai, atkurti Vilniaus Sakalus, tu jau būtum užsidėjęs pliusą ir yra
kam, žinai, įstrigus tą Ekinstą neventiliuojamą ir vis tiek buvo ten. Dabar ten vietoje Ekinstos kažkokio kaulivingo. Aš atsimenu, žinai, nes aš kai augau mažas, aš žiūrėdavau tas krepšinio varžybas visas, kur galėdavau ir atsimenu kažkokiam europiniam turnyre Sakalai lošė, jie dar kai buvo ketvirti, man atrodo, tą sezoną likę ir gal prieš Podgoricą žaidė ar prieš ką ten ir toks buvo Jasonas Richardsonas ir jie pralaiminėjo 2 taškais, jis atėjo, atsivarė, kedus pasivalė, atbėgo tritaškį per rankas. Nu, man tas yra įstrigęs ir man dėl to Sakalai vis tiek yra kaip nori tokie artimi. Irgi tas vis dar LRT mediatekoje yra legendinės rungtynės Sakalai su Paryžiaus Racingu, kur Rolandas Kaizgirys ginasi prieš Tony Parkerį. Ten aš nežinau, kelinti metai, 99, 2000. Bet kokia garbė Tony Parkeriui. Aš prisimenu. Parkerį ten 17 gal. Mes žiūrėdavom ir va, kai Rytas žaisdavo su Sakalais, tai kažkaip palaikydavom Sakalus dėl to, kad jie visada kovingumu labai dideliu spinduliuodavo. Jie būdavo silpnesni fiziškai, bet jie buvo labai kovingi. Vienintelį prisimenu, puikus centro puolėjas buvo. Vieninteliai Lietuvoje bet kokio sporto ultros, kurie man yra siūlė į snukį, buvo apie 213 Sakalų ultros. Jau klubo nebelabai buvo, bet Vokiečių gatvėje prisikabino ir siūlė į snukį. Nors aš tiesiog buvau, aš va taip, be nieko, be jokio šaliko, tiesiog bičas ėjo ir Sakalų fanai sugalvojo, kad kas tau yra, snukį nori. Ir buvo su Sakalų šalikais, tai man, aš atsimenu va tą žiauriai gerai. Bet irgi va, Sakalai paskutinį savo egzistencijos sezoną. Žiūrėkit, neatsitiktinai aš šiandien pasipuošiu. Namų rungtynės žaidė Šakiuose. Taip. Šakių tame centre, nes Rolandas Kaizgirys. Taip. Tai bet Šakiuose yra vis tiek Šakių Vytis, ne? Jo, Vytis. Tuo metu vadinosi Zanavykas, dabar Vytis. Mes visada pabaigoje turime tokį tradicinį dalyką, kadangi kas iš to, iš muzikinio kūrinio, Tomas irgi yra gerai žinomas atlikėjas. Kažkiek. Tai, o tu irgi esi didelis melomanas, geros muzikos gerbėjas ir mėgėjas. Ką pasiūlysi paklausyti mūsų žiūrovam ateinančią savaitę? Buvau vakar labai fainam koncerte, labai patiko. Geriausiai Vilniaus Kyliai, kas žino, tas žino. Grojo amerikiečiai Public Serpents, korėjietis Rumkick ir lietuviai Lucky Strike. Labai geras pankroko koncertas. Tai aš noriu pasiūlyti visiems, ypač kas šiek tiek domisi politiką ir kažką tiesiog Lucky Strike albumas Solidarumas, o jeigu reikia vienos dainos, tai Lucky Strike Molotkov. 3000 mentų prieš vieną narkašą, taip Igariokas, Kalašą. Toks priedainis dainos labai nuotaikinga. Ateidamas čia klausiau labai išsišiepęs. Lucky Strike. Jo. Kažkada tai buvo gaminys vienas toks. Jo, bet čia nesusiję. Supratau. Ačiū, Pauliau, kad tu atėjai. Ačiū. Taip. Ačiū.